Pavyzdžiui, koalicija turi įvairių partijų interesus, Nemuno aušra, valstiečiai ir panašiai, kandidatų siūlymai, ministerijų paskirimai jau kelia diskusijų. Kur yra tokie sprendimai, spaudimai, yra galimybė, kad ministerijų vadovai bus parenkami ne iš būtent labai kompetitingų, bet politiškai lojalių, kad būtų patenkinti koalicijos susitarimai. Tai yra tradicinis, politinis, korupcijos, be jokio kišininkavimo iliustravimas. Be jokio kišininkavimo. Tai yra, nėra, kad aš tau įdėsiu kišenę, tu būk ministru, o aš tau po to tu ten man gražinsi kažkaip. Ne, tai yra būtent politinė korupcija. Pasidalinti galingumą, postus ir išlaikyti lojalumą. Pažadai vyriausybėje, kurie kartojasi iš ankstesnių vyriausybių be aiškios naujos strategijos gerinti, didinti, spartinti. Arba, sakykime, palieka tam tikras spragas. Tai atsiranda galimybė pačią programą ir jos veiklumą imituoti. Padidinom, pagerinom, patobulinom ir tai aišku suteikia politinį legitimumą. Ir ką reikėtų mums stebėti, kad įsitikinti, ar programa išties mažins, pavyzdžiui, korupcijos galimybės. Turi būti nustatyti rodikliai. Konkretus rodikliai. Tarkim, tą šešėlį sumažinsim iki tiek procentų, o tos pinigus perskirstysim taip. Arba mokytojams pridėsim procentą atlyginimo, arba gydytojams. Nes iš šešėlinės, pasikartosiu, iš to šešėlinio rezervo mes galim mokytojams ir gydytojams dvigubai padidinti atlyginimus. Dvigubai. Ta prasme, kad įsivaizduot, kokios tai yra sumos. Ir jeigu mokytojo paskirtis yra paruošti teisėją, policininką, prokurorą, tai kodėl jo yra mažiausias atlyginimas?